Kiekvienais metais tūkstančiai lagaminų kerta oro uostus, prikrauti visko, ko tikėtumėtės – drabužių, suvenyrų, maisto. Tačiau tarp viso to yra ir dalykų, apie kuriuos niekas neįsivaizduoja – kelionių. Vieni tai daro dėl pinigų, kiti iš nevilties, o dar kiti net nesupranta, kokią riziką prisima. Nesvarbu, kokia šalis ar maršrutas, visada atsiras kažkas, bandantis įslinkti į vidų, tai, ko ten neturėtų būti. Kokie tikri atradimai paliko be žado net labiausiai prie visko pripratusius agentus. Sveiki atvykę į Mundarę. Šiandien jums parodysiu. Pradėkime. Bogotos netikras pilvas Bogotos oro uoste, jauna moteris skubėjo link išvykimo vartų. Ji buvo viena, vilkėdama laisvus drabužius, pilvas kyšojo po palaidinę. Iš pradžių niekas jos nesustabdė. Ji atrodė kaip eilinė keleivė, nėščia, ramiai su tvarkingais dokumentais. Tačiau kažkas jos elgesyje patraukė pareigūnų dėmesį. Ji buvo labai nervinga. Kas kelias sekundės lietė savo pilvą ir vis dairėsi aplinkui. Vienas iš pareigūnų paprašė ją apieškoti. Iš pradžių ji atsisakė. Ji sakė, kad yra 7 mėnesį nėščia ir negali leisti savo patirti diskomforto. Ji tvirtino, kad dėl savo būklės jai grėsia pavojus ir kad nenori praleisti skrydžio. Pareigūnai, turintys patirties kontrabandos bylose, nepasitraukė. Jie paprašė jos patikrinti kūno skaitytuvų. Nuo to viskas ir prasidėjo. Tai, ką jie pamatė ekrane, nebuvo vaisius. Nebuvo jokios formos, jokios kaulų struktūros, jokių gyvybinių požymių. Tai, kas pasirodė, buvo tvirta, apvali, idealiai simetriška masė, be judėjimo ar reakcijos. Tai nebuvo pilvas. Tai buvo paketas. Jei buvo liepta eiti į atskirą kambarį. Ten pareigūnė paprašė jos pakelti palaidinę. Ji vilkėjo ne odą ar audinius. Tai buvo silikonas. Po jį paslėpė 2 lipnia juosta apvyniotus blokus, priklijuotus prie pilvo medicininiais klijais. Nebuvo kūdikio, buvo narkotikų. Moteris buvo priversta nusimti protezą. Ant stalo nukrito pagal užsakymą pagamintas latekso pilvas su apdaila, skirta imituoti pažengusį nėštumą. Viduje buvo 2 vakuuminiai paketai, sveriantys po kilogramą, kuriuose buvo suspausta balta medžiaga. Sulaikytai buvo 28 metai, ji turėjo Kanados pasą. Ji atvyko iš Medelino ir teigė, kad lankosi Kolumbijoje. Ji neturėjo teistumo, jokių draugų ir jokių įtartinų įrašų. Ją išdavė nervingumas. Pasak jos pareiškimo, ji planą suplanavo vieną. Kontaktinis asmo padavė jai jau surinktą protezą ir pasakė, kad viskas bus gerai. Ji turėtų tiesiog nueiti ir apsimesti nėštumu. Procedūra buvo paprasta. Jie pasiūlė jai bendradarbiauti mainais už informaciją, tačiau ji neatskleidė jokių vardų ar detalių. Ji teigė, kad jai reikia pinigų, kad padėtų savo šeimai. Ji sakė nesanti nusikaltėlė, tiesiog apimta nevilties. Tačiau siuntiniai bylojo ką kitą. Jie buvo labai gryni, o jų galutinė paskirties vieta buvo Torontas. Berniukas, kuris keliavo dvigubai viename iš bagažo patikros punktų Europos oro uoste, lagaminas sukėlė nerimą. Jis buvo didelis, ne toks sunkus, bet judėjo labiau nei įprastai. Skenerio vaizdas parodė kažką, kas netilpo. Tai nebuvo nei buitinis prietaisas, nei gyvūnas. Tai, kas ten buvo žmogaus kūno formos. Kai agentai jį atidarė, tai, ką jie rado, buvo tiesiog absurdiška. Viduje buvo vaikas. 8 metų, susispietęs tarp dėvėtų drabužių, rankšluosčių ir senų žaislų. Jis prakaitavo, dezorientuotas, bet tylėjo. Jo kojos buvo pritrauktos prie krūtinės, nugara prispausta prie kieto pagrindo, o galva įkišta į pamušalo kampą. Jis nieko nesakė. Jis tiesiog spoksojo į apsaugininkus, nesuprasdamas, kas vyksta. Lagaminas priklausė 19-metei marokietei. Ji bandė jį nešti per apsaugos patikrą taip, lyg neštų knygas ar batus.
Iš pradžių ji neigė jį pažįstanti. Po kelių minučių ji prisipažino, kad tai jos sūnus. Ji slapta įvežė jį į Ispaniją be paso, be bilietų ir nesukeldama įtarimų. Operatoriai mačiusi skenavimą manė, kad tai sistemos klaida, bet taip nebuvo. Kūno kontūrai buvo aiškiai matomi, galūnės įspraustos, kaukolė pakreipta link krūtinės. Vaikas buvo įstrigęs tokioje padėtyje mažiausiai pusvalandį. Nebuvo jokių ventiliacijos angų. Jis negalėjo pajudėti. Kai jį ištraukė, jo kojos drebėjo. Moteris buvo suimta vietoje. Vaikas buvo perduotas socialinėms tarnyboms. Jis buvo dehidratuotas, bet stabilios būklės. Medicininiai tyrimai neparodė jokių vidinių sužalojimų, nors jis rodė streso požymius. Byla buvo tokia groteskiška, kad iš karto sukėlė skandalą. Žiniasklaida ją nušvietė kaip prekybos žmonėmis, aplaidumo ir desperacijos mišinį. Valdžia pradėjo tirti, iš kur vaikai atvyksta ir į kur jie vyksta. Jie įtarė, kad jauna moteris veikia kaip prekybos vaikais tinklo dalis. Tačiau jie nerado jokių konkrečių įrodymų. Pagal jos versiją ji tai padarė viena. Ji sakė, kad negali sau leisti vaiko dokumentų, bilieto ar kitų dokumentų. Vienintelė išeitis, pasak jos, buvo jį supakuoti. Lagaminas buvo paprastas su ratukais. Jis neturėjo nei dvigubo dugno, nei pritaikytos erdvės. Berniukas įsiveržė vidun vaisiaus pozą. Rizika buvo akivaizdi. Jei lėktuvas būtų pakilęs nepastebėtas, rezultatas būtų buvęs kitoks. Ji rizikavo viskuo. Berniukas vos kalbėjo. Jis tik pasakė, kad mama paprašė jo patylėti ir šiek tiek palaukti. Jis manė, kad jie išvykę į kelionę. Jis nesuprato, kodėl jie jį veža į lauką minioje policijos su sirenomis ir švyturėliais. Jis nežinojo, ką visa tai reiškia. Mintyse jis tiesiog slėpėsi, kad juos nustebintų. Krokodilas sukėlęs tragediją. Vietinis skrydis iš Kinšasos oro uosto pakilo į Bandundu, Kongo Demokratinėje Respublikoje. Tai buvo nedidelis lėktuvas LET L410, kuriame buvo 20 žmonių, įskaitant įgulą. Pakilimas vyko įprastai. Maršrutas buvo trumpas. Oras buvo ramus. Viskas buvo tvarkoje, kol prasidėjo chaosas su krepšiu, kurio ten neturėjo būti. Vienas iš keleivių sugebėjo įsinešti nedeklaruotą daiktą. Iš pirmo žvilgsnio tai buvo rankinis bagažas. Niekas netikrino jo turinio. Jis padėjo jį į viršutinį skyrių šalia paskutinių sėdynių. Įpusėjus skrydžiui krepšys nukrito ant grindų. Užtrauktukas plyšo. Iš vidaus išlindo roplys, turintis pakankamai jėgos, kad galėtų tiesiai nutempti save į praėjimą. Jis buvo daugiau nei metro ilgio ir nejudėjo. Jis vizgino uodegą, atvėrė burną ir stipriai stumėsi. Tai nebuvo kūdikis. Tai buvo suaugęs krokodilas, gyvas ir panikuojantis. Jis judėjo grindimis tarp lagaminų ir kojų. Siaubas kilo iš karto. Keleiviai puolė į priekį. Vieni rėkė, kiti lipo į sėdynes. Niekas neklausė nurodymų. Įgula prarado keleivių kontrolę. Keleivių svoris virto salone. Staigus persiskirstimas destabilizavo lėktuvą. Jo pusiausvyra buvo sutrikdyta per kelias sekundės. Pilotas bandė jį išlyginti, bet buvo per vėlu. Lėktuvas pradėjo nerti. Kritimas buvo staigus, be sukimosi ar ugnies. Jis sudužo už kelių kilometrų nuo savo tikslo. Žuvo 19 žmonių. Išgyveno tik vienas. Vienintelė liudininkė buvo stiuardesė. Ji patyrė nedidelių sužalojimų ir aiškiai prisiminė, kas įvyko. Ji sakė, kad krokodilas išlindo iš maišo, kad visi bėgo ir kad tai sukėlė avariją. Ji neminėjo sprogimų, mechaninių gedimų ar sabotažo. Tik palaidą gyvūną ir jos sukeltą paniką. Lėktuvas, būdamas mažas, neturėjo plačių praėjimų ar vidinių pertvarų. Masės pokytis pakeitė svorio centrą. Juodoji dėžė tai patvirtino. Buvo girdėti trenksmai, riksmai ir chaosas. Nebuvo jokio techninio pavojaus signalo. Nebuvo jokio gaisro ar trumpojo jungimo. Tik nekontroliuojamos panikos seka. Krokodilas buvo rastas gyvas tarp nuolaužų. Gelbėtojas jį subadė mačete, kad sustabdytų jo ataką. Veterinarinė analizė nebuvo atlikta. Lagamino savininkas nebuvo nustatytas.
Buvo žinoma tik tiek, kad tai vyras, kuris įlipo Kinšasoje, sumokėjo grynaisiais ir neužregistravo papildomo bagažo. Nelaimingas atsitikimas pakeitė protokolus. Iki tol daugelis regioninių skrydžių griežtai netikrino rankinio bagažo. Nuo tos dienos buvo įsakyta atlikti fizinius patikrinimus net ir trumpais maršrutais. Nedeklaruoti užplombuoti lagaminai tapo prioritetu. Per pirmasias kelias dienas buvo platinamos nepilnos versijos. Kai kurios žiniasklaidos priemonės kalbėjo apie sabotažą, kitos apie vidinį sprogimą. Tačiau istorija greitai tapo aiškesnė. Galutinė ataskaita buvo aiški. Avariją sukėlė pusiausvyros sutrikimas, kurį sukėlė keleiviai, bėgantis nuo gyvo krokodilo, paslėpto kaip bagažas. Oficiali priežastis nebuvo techninis gedimas ar navigacijos klaida. Viskas prasidėjo, kai į lagą įspraustas gyvūnas sutrikdė salono ramybę ir trumpą skrydį pavertė mirtinu kritimu. Katė prasiskverbė į lagaminą New Yorko TEA oro uoste, juodas drobinis lagaminas nepastebėtas, pajudėjo bagažo karuselę. Jis turėjo teisingą etiketę, leistiną svorį ir atrodė normaliai uždarytas. Jis praėjo pro skaitytuvą be jokių neįprastų signalų. Tačiau operatoriui peržiūrėjus vaizdą ekrane, jis sustojo. Bagažo viduje pasirodė gyvūno formos siluetas su galūnėmis ir aiškiai apibrėžta galva. Tai nebuvo figūrėlė. Tai nebuvo pliušinis žaislas. Jis kvėpavo. Apsaugos darbuotojai sustabdė lagaminą. Jie paskambino jo savininkui vyrui, kuris jau buvo išvykimo salėje. Jie paprašė jo atidaryti lagaminą personalo akivaizdoje. Kai jie pakėlė dantį, kažkas pajudėjo tarp sulankstytų drabužių. Pirmiausia išlindo uodega. Tada pora kojų. Tai buvo oranžinė katė, pasislėpusi tarp marškinėlių ir kelnių, be narvo, be ventiliacijos ir be kelionės leidimo. Savininkas nereagavo iš karto. Jis teigė, kad niekada jos nematė ir kad ji jam nepriklauso. Jis sakė, kad kažkas turėjo ją ten padėti, jam nepastebėjus. Tačiau ant lagamino etiketės buvo užrašytas jo vardas, adresas, o katinas nešiojo ant kaklį su etikete. Pavardė sutapo. Tai buvo jo katė. Pareigūnai peržiūrėjo kameras. Vyras susikrovė lagaminą namuose be jokios pagalbos. Prieš skrydį jis neturėjo lankytojų. Įrašai patvirtino, kad jis pats uždarė bagažą likus vos kelioms valandoms iki atvykimo į oro uostą. Viskas rodė tik vieną paaiškinimą, kad pati pateko į vidų. Apžiūros metu buvo nustatyta, kad vidinis pamušalas buvo atviras vienoje pusėje. Gyvūnas rado tarp audinio ir rėmo. Jis pateko į vidų, kai lagaminas buvo atidarytas tikriausiai naktį prieš tai. Jis užmigo tarp drabužių ir neišlipo. Technikai negalėjo suprasti, kaip jis taip ilgai išgyveno, nejudėdamas. Jis ištvėrė kelionę į oro uostą, laukimą terminale ir rentgeno aparatą, neleisdamas nė garso. Kai jį ištraukė, jis lėtai mirksėjo. Jis nebuvo sužeistas, bet buvo dehidratuotas. Jis buvo nuvežtas pas oro uosto veterinarijos gydytoją. Jie jo būklę stabilizavo. Tada jis buvo grąžintas savininko šeimai. Lėktuvas išskrido be katės. Keleivis buvo sulaikytas ir laukė pareiškimo. Jam nebuvo pateikti jokie kaltinimai, tačiau jis praleido persėdimą ir buvo stebimas dėl bandymo gabenti gyvūną be dokumentų. Nors tai nebuvo tyčinis įvykis, taisyklės buvo aiškios, joks gyvūnas negalėjo skristi be narvo, nevakcinuotas ar be leidimo. Šis incidentas paskatino atnaujinti vidinės rekomendacijas. Nuskaityto vaizdo įrašai, kuriuose katė matyti vaisiaus pozą tarp drabužių, buvo panaudoti apmokant naujus operatorius. Šis atvejis buvo apibūdintas kaip nedeklaruotas gyvūno įvežimas dėl praleidimo. Kai kurios oro linijos pradėjo įtraukti įspėjimus apie bagažo patikrinimą dar prieš karantiną. Remiantis vėlesnę ataskaitą, katė grįžo namo nenukentėjusi. Nuo tada keleiviai patikrina kiekvieną krepšį prieš jį uždarydami. Kaukolė lagamine Majamio oro uoste
Iš Haičio atskrido plastikinė juosta apvyniotas lagaminas. Jis atrodė įprastai. Jame buvo marškinėliai, rankšluošiai ir maišelis džiovintų vaisių. Tačiau apačioje, susuktas į tamsų audinį, kažkas ne visai tilpo. Ovalus objektas apdengtas sausa žeme ir su įskilusiu kaulu. Tai buvo kaukolė. Ji neturėjo viso žandikaulio. Trūko dalių parietalinio kaulo. Prie jos vis dar buvo prilipę audinių likučiai. Spalva buvo tamsi, tarsi būtų buvusi sandėliuojama metus. Agentas viską sustabdė. Iš pirmo žvilgsnio buvo sunku pasakyti, ar tai tikras daiktas, apeiginė kopija ar kažkas blogesnio. Jie iškvietė technikus. Bagažo savininkė buvo vidutinio amžiaus moteris. Ji sakė, kad jį atsivežė paprašius, kad tai religinės ceremonijos dalis, kad jį jo nepirko. Ji neparodė jokių dokumentų, leidimų ar medicininių įrašų. Ji tik kartojo, kad tai tradicijos dalis. Kaukolė buvo nuvežta į oro uosto laboratoriją. Jie apžiūrėjo teismo medicinos ekspertas. Jis patvirtino, kad tai žmogus. Suaugęs žmogus. Tikriausiai vyras. Miręs daugiau nei prieš 20 metų. Nebuvo jokių smurto požymių. Taip pat nebuvo jokių užuominų, kurios padėtų nustatyti, iš kur jis atsirado. Bet jis buvo pilnas. Šalies taisyklės aiškios. Jokie žmogaus palaikai negali būti įvežami be medicininio, institucinio ar diplomatinio leidimo. Kilmė ar paskirties vieta nesvarbi. Jie jį konfiskavo. Jie sulaikė ją, kad gautų parodymus. Ji nebuvo suimta, bet jos pasas buvo paimtas. Jos bagažo apačioje buvo daugiau. Mažas maišelis su juodomis žemėmis, surūdijusiomis vinimis ir raudonu kaspinu. Nieko komercinės vertės, bet jame buvo ritualinių ženklų. Jie jį išanalizavo atskirai. Jame nebuvo jokių neįprastų medžiagų ar elementų. Bet jis ten nebuvo atsitiktinai. Atrodė, kad jis buvo to paties rinkinio dalis. Apklausos metu ji nepakeitė savo istorijos. Ji sakė, kad tai nebuvo prekyba žmonėmis, kad jį įvežėsi tik kažkieno prašymu. Ji neįvardijo vardu. Ji nepaaiškino, iš kur jis atsirado. Ji taip pat nepasakė, kam jį duos. Šis atvejis buvo laikomas bandymu įvežti žmogaus palaikus be dokumentų. Dėl šio atradimo reikėjo pakoreguoti bagažo skaitytuvus. Kalibravimas buvo modifikuotas, kad būtų galima aptikti kaulų tankį. Personalas taip pat buvo apmokytas atpažinti paslėptus modelius tarp įprastų objektų, tokių kaip drabužiai ar tekstilė. Greito žvilgsnio nebepakako. Kaukolė atsidūrė teismo areštinėje. Taip pat purvas, vinys ir lipni juosta. Viskas atkeliavo paprastame lagamine tarp rankšluosčių ir marškinėlių. Ir viskas buvo aptikta, nes kažkas nusprendė atidžiau nei įprastai apžiūrėti guzelį. Nieko daugiau. Pistoletas žemės riešutų svieste, Niujorko TEA oro uoste keleivis atvyko į patikrą su rankinio bagažo krepšiu ir bakalėjos krepšiu. Jis nešėsi kelis stiklinius žemės riešutų sviesto, užklijuotus švarius ir atrodančius įprastai. Nieko neįprasto. Jis praėjo pro pradinį saugumo patikros punktą be problemų, kol vienas iš skaitytuvų parodė kažką neįprasto. Vieno iš indų centre buvo įspausta kieta forma. Plomba nebuvo pažeista. Plastikas buvo nepažeistas. Tačiau ekrane pasirodęs tankis nebuvo maisto produkto. Tai buvo standus, ilgas ir pernelyg simetriškas siluetas. Jie jį išskyrė patikrinimai. Mūvėdami pirštinės, jie atidarė stiklainį. Jie atsargiai nuėmė viršutinį sluoksnį. Tai, kas pasirodė, buvo neįmanoma paaiškinti. Pistoleto vamzdis įkištas į kremo vidurį. Apačioje gaidukas. Apačioje dėtuvė. Kiekviena dalis buvo atskirta, apsaugota ir tiksliai įdėta tarp produktų sluoksnių. Vyras buvo nedelsiant suimtas. Jis teigė nieko nežinantis, kad tai dovana, kad jį tokia atkeliavo iš parduotuvės. Tačiau saugumo vaizdo įrašai įrodė ką kitą. Jis supakavo krepšį, užklijavo stiklainius ir niekas kitas nelietė bagažo. Pistoletas buvo pilnas. Tai buvo kompaktiškas modelis paruoštas surinkimui. Jame nebuvo kulkų, bet buvo visos dalys. Ataskaitoje paaiškinta, kaip jie mentelė ištuštino dalį turinio, sudėjo dalis ir viską vėl padengė sluoksniais.
Tada jie jį užsandarino karščiu. Iš pirmo žvilgsnio tai buvo paprastas stiklainis. Tik skaitytuvas atskleidė gudrybę. Jame buvo teisiniai dokumentai. Skrydis buvo vidaus. Jis nebuvo įtrauktas į jokį pavojaus sąrašą. Tačiau maskavimas buvo toks kruopštus, kad byla iš karto pateko į ETA. Jie įtarė, kad tai ne pirmas kartas, kai kažkas išbando šią techniką. Po atradimo protokolai pasikeitė. Bet koks tankios tekstūros maistas buvo įtrauktas į rizikos sąrašą. Sviestai, geliai, kremai ir pastos buvo pradėti atidarinėti dažniau. Operatoriai buvo apmokyti aptikti neįprastas formas turinyje. Byla buvo užpildyta tikslia etikete. Ginklas paslėptas maiste. Butelis buvo supakuotas kaip įrodymas. Pistoletas buvo išardytas po gabalą. Keleivis buvo paleistas, bet liko stebimas. Nebuvo jokio parako. Nebuvo jokių grasinimų. Tačiau kažkas bandė pajudinti ginklą, naudodamas minkščiausią rinkoje esančią maskuojamąją medžiagą – žemės riešutų sviestą. Kumpis, kurio viduje buvo aukso Ciuricho oro uoste muitinės kontrolės metu, buvo sulaikytas ispanas keleivis. Jis atvyko tiesioginiu skrydžiu iš Madrido su 2 vidutinio dydžio lagaminais ir aušintuvu. Jis teigė, kad tai asmeniniai daiktai nieko vertingo. Tačiau tūris ir svoris nesutapo. Jis deklaravo, kad tai šalti užkandžiai dovana giminaičiui. Nėra ko slėpti. Skaneris parodė kai ką kitą. Dėžės viduje buvo kelios vakuume supakuotos Iberijos kumpio šlaunelės. Viskas atrodė normalu, išskyrus tankų signalą ant kaulų. Vienos iš kojų vidinė struktūra buvo tiesiomis linijomis be natūralių ertmių. Pareigūnai nusprendė ją atidaryti maisto patikros zonoje. Gabalas buvo perpjautas per vidurį. Kaulas regis visas buvo užklijuotas derva. Jie jį perskelė pjūklų ir tai, kas išlindo, nebuvo nei čiulpai, nei kremzlė. Tai buvo auksas, plonas, blizgus strypas, įstatytas į tuščią vidurį vietą šlaunikaulio viduje. Metalas buvo apvyniotas silikono sluoksniu, kad nesiliestų su riebalais. Forma buvo tobula. Jie patikrino likusią dalį. Iš 5 kojų 4 turėjo tą patį raštą. Tuščias kaulas, viduje luitas, užklijuotas chirurginiu tikslumu. Kiekvienas luitas svėrė nuo 200 iki 250 gramų. Iš viso buvo daugiau nei kilogramas aukso. Jo vertė viršijo 60 000 eurų. Nebuvo jokios muitinės deklaracijos. Nebuvo jokios sąskaitos faktūros. Jokio paaiškinimo. Keleivis teigė nieko nežinas. Jis pirko kumpius populiariame turguje, o jie buvo supakuoti parduotuvėje. Tačiau etiketės buvo atspausdintos neteisingai, be partijos numerio ar brandinimo datos. Peržiūrėjus jo istoriją, paaiškėjo, kad tais metais jis jau buvo keliavę 4 kartus. Visada su dideliu bagažu. Visada su mėsos produktais. Tyrimas atskleidė, kad kaulai buvo išgręžti Ispanijoje, į juos buvo įdėtas auksas, o gabalai restauruoti valgomaisiais klijais. Tada jie buvo džiovinami kamerose, kad sutvirtintų sandarumą. Tikslas buvo paprastas – pervežti tauriuosius metalus neapeinant bankų sistemos. Mėsa užmaskavo turinį. Kumpis tarnavo kaip teisinė priedanga. Tai nebuvo vienas asmuo. Dalyvavo ir daugiau asmenų. Mažų vežėjų tinklas vykdęs trumpus maršrutus ir naudodamasis prabangos prekėmis kaip pretekstų. Auksas buvo perkamas už grynuosius pinigus, išlydytas į mažus gabalėlius, paslėptas maiste ir gabenamas į Šveicariją, kur buvo parduotas be pėdsakų. Planas veikė tol, kol niekas netyrė kaulo vidaus. Po atradimo didžiausiems Europos oro uostams buvo išduoti perspėjimai. Buvo nurodyti specialus viso mėsos gaminiams iš tam tikrų regionų atlikti patikrinimus. Darbuotojai taip pat buvo apmokyti aptikti kaulų tankio pokyčius vakuume užsandarintose maisto produktuose. Lėlė, kuri slėpė
Deimantus Maskvos oro uoste keleivis buvo sulaikytas įlaipinimo zonoje dėl paprasto elgesio pakeitimo. Ji nešėsi 2 mažus lagaminus, kuprinę ir dovanų dėžutę. Viduje buvo skudurinė lėlė apsirengusi rožiniais drabužiais su sintetiniais plaukais ir fiksuotomis stiklinėmis akimis. Ji sakė, kad tai dovana jos dukterėčiai. Tačiau svoris neatitiko jos dydžio. Ji atrodė sunkesnė nei įprastai. Kai ji ją pakratė, ji neleido garso. Bet ji nenugrimzdo rankoje. Ji buvo tvirta, tarsi viduje būtų kompaktiška. Moteris turėjo Prancūzijos pasą ir atvyko iš Dubajaus. Ji sakė, kad tai dovana pirkta tranzitu. Ji neturėjo jokių kitų žaislų ar mergaitiškų drabužių. Tik ta lėlė kruopščiai supakuota. Agentas paprašė ją apieškoti. Keleivė sutiko, bet jautėsi nejaukiai. Kai jie perkirpo suknelės siūlę ir išėmė pamušalą, buvo aptiktas tiksliai suformuotos standaus putplasčio sluoksnis. Tų putplasčių viduje buvo kelios metalinės kapsulės, įdėtos kaip dirbtiniai slanksteliai. Kapsulės nebuvo sunkios, bet buvo kompaktiškos. Jas atidarius pasirodė palaidi akmenys, suvynioti į juodą popierių. Tai buvo neapdoroti, šlifuoti deimantai be sertifikatų ar sąskaitos faktūros. Iš viso 20. Vieni buvo maži, kiti aštriais kraštais. Numatoma vertė viršijo 400,000 eurų. Jie nebuvo deklaruoti. Jie nebuvo apdrausti. Jie nebuvo įtraukti į jokį oficialų krovinių sąrašą. Lėlė buvo tik priedanga. Sulaikytoja teigė nieko nežinojusi, kad ji buvo padovanota jai giminaičiui. Ji jos neatidarė, neuždavė klausimų ir nieko neįtarė. Tačiau Dubajaus apsaugos kameros rodė ką kitą. Ten ji buvo pastebėta perkant siuvimo reikmenis, žirkles ir klijus. Žaislų ji nepirko. Ji neslankė jokioje žaislų parduotuvėje. Ji ėjo į tekstilės parduotuvę, išėjo su dėžė ir nuėjo tiesiai į viešbutį. Vėlesnio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad deimantai buvo paslėpti rankomis. Kiekviena kapsulė buvo išklota silikonu. Putplastis buvo suformuotas, kad juos laikytų vietoje. Suknelė buvo siūta rankomis. Akys buvo pritvirtintos pramoniniais klijais. Viskas buvo surinkta taip, kad atrodytų kaip vaikiškas daiktas, bet tai buvo prabangus konteineris. Šaldyta žuvis su kokainu viduje Madrido Barajaso oro uosto greitai gendančių prekių krovinių zonoje jų dėmesį patraukė siuntinys dėl savo kilmės svorio ir kvapo. Jis buvo atvežtas iš Limos, Peru, pažymėtas kaip šaldytas produktas ir su jūros gėrybių eksporto etikete. Viduje buvo putplasčio dėžė su ledo paketais, pramoninė lipnia juosta ir padirbti sveikatos plombomis. Viskas rodė, kad tai šviežia žuvis. Jie atidarė, jie rado kelias filė pjaustytas ir šaldytas dorado žuvis. Viskas atrodė normalu, kol vienas iš agentų nepastebėjo, kad viena visa žuvis, didesnė už kitas, buvo visiškai užsandarinta ir turėjo keistą standumą. Ji nebuvo tiesiog užšaldyta. Kūnas buvo padengtas plastiko sluoksniu, kuris nebuvo originalios pakuotės dalis. Jie perpjovė pakuotę. Tada atidarė nugarėlę. Viduje apvyniotas keliais plėvelės ir terminės juostos sluoksniais buvo kompaktiškas, baltas, bekvapis blokas. Vakuume suvyniota plyta. Jie ją išėmė ir pakartojo kitų patikrinimą. Iš 10 žuvų 7 turėjo tą patį modelį. Atvira ertmė ištuštinta, užpildyta ir tiksliai užsandarinta. Vidus buvo suformuotas taip, kad laikytų pakuotę. Dingusi mėsa buvo atkurta iš kitų žuvų dalių. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodė ne taip. Laboratorijos patvirtino turinį. Didelio grynumo kokaino hidrofluoridas, kurio vertė siekia daugiau nei 500,000 eurų. Siunta buvo paruošta greitam platinimui Europoje. Šiuo metodu buvo siekiama išvengti skaitytuvų, naudojant ledą kaip barjerą ir užšaldytą produktą kaip maskuotę. Nebuvo jokių tikrų dokumentų. Tik pakeistos fotokopijos neegzistuojančios įmonės antspaudais. Nurodytas siuntėjas buvo fiktyvi įmonė.
Gavėjas buvo tarpininkas turintis adresą maisto prekių turguje. Niekas nesitikėjo siuntos. Niekas neatvyko jos pasiimti. Kurjerių įmonė tvarkiusi siuntą teigė esanti nuolatinė klientė, tačiau negalėjo pateikti galiojančių sąskaitų faktūrų. Nebuvo jokio kontaktinio telefono numerio. Tyrėjai padarė išvadą, kad siunta buvo surinkta slaptoje gamykloje netoli Limos. Ten jie ištuštino žuvis, įdėjo narkotikų pakuotės ir vėl jas užklijavo karščių ir valgomaisiais klijais. Tada jos buvo užšaldytos kontroliuojamose kamerose, kad būtų imituojamas šviežumas. Pabaigoje buvo pridėta sauso ledo. Siuntos buvo gabenamos su suklastotomis etiketėmis, tarsi tai būtų įprasti restorano užsakymai. Visa tai iš tikrųjų įvyko. Vieni atsidūrė kalėjime, kiti buvo visam laikui užregistruoti. Ir nors tai gali pasirodyti keista, kiekvienas iš šių atvejų privertė oro uostus būti budresnius. Nes visada atsiras kažkas, bandantis įvežti tai, ko neturėtų.